tu mes? Sužinosime jau dabar. Vakaras – aktyviausias metas šamanams. Jie gali atlikti vieną seniausių ritualų – gamtos ir žmogaus sutaikymo ritualą. Jie vadina tai kamlanija. Kad gamta nepyktų ir būtų mažiau nelaimių žmonių gyvenime. O mes, kaip jau primokyti, vos išgirstame pirmuosius šamanus, kaip po truputį šamanai patenka į transą. Į būseną, kai jie užmiršta žemišką gyvenimą. Ir sakoma, įgauna jėgos sutramdyti pasaulį užklupusias nelaimes. Prasideda lietus. Lietus tai ženklas, kad vyksta išsivalymas. Šamanų tradicija Tuvoje gyvuoja tūkstančius metų. Senesnė už kitas religijas tradicija, netgi sovietmečių, kai šamanus tarybų valdžia draudė ir netgi, kaip mums sakoma, degino, ši tradicija buvo perduodama iš kartos į kartą. Šamanizmo negalima išmokti, tai prašo šio reiškinio tyrinėtojai. Tai paveldima. Ar tai, ką matome, iš tiesų yra tūkstantmečių ritualas? Patikrinti neįmanoma. Bet kai šamanų maldos baigėsi, prasidėjo šamanų lauktas lietus.